dažniausiai žmonės neturi kažkokių socialinių įgūdžių trūkumo. Tie žmonės, kurie kenčia nuo socialinio nerimo, jiems su įgūdžiais viskas būna ok. Kai žmogus pavartoja, pavyzdžiui, alkoholio, tai ten, tarkim, lengviau vis bendrauja ir ten gali ir užkalbinti ir viską padaryti. Tai alkoholis nesudėkia jokių įgūdžių, alkoholis tiesiog sumažina tokią impulsų kontrolę, šiek tiek atpalaiduoja ir tada gal žmogus, jeigu prieš tai galvotų, ten užkalbinčiau, bet ne, čia kaip apie mane pagalvos, jis to nedaro, tai su tarkim, alkoholiu sumažėjo impulsų kontrolė ir tada jisai pagalvoja, kad gal užkalbinti ir jo ir važiuojam. Ir tą ir daro, aišku, daugiau kvailų dalykų padaro ir apskritai alkoholis tampa toks kaip saugumo siekiantis elgesys, kad taip su alkoholiu žmogus, tarkim, socialinio nerimo netaip jaučia, o jeigu nevartoja alkoholio, tai tada jisai išlieka lygiai toksai pat ir tada negauna tų, kaip apie tos akmenukas kalbėjau, tai vis tiek išlieka tas pats, žmogus naujų patirčių negauna, nes tada atsiranda kaip sąlyga, kad aš galiu bendrauti, bet turiu vartoti alkoholį. Tai